Žemaitija Lietuvos regionas, kuriame gyvenantys žmonės nuoširdžiai myli savo kraštą. Tad būrėsi draugėn ir kartu saugo, puoselėja, dalinasi tuo, ką turi brangiausio – kultūriniu paveldu ir tradicijomis. Žemaičių kultūros draugija Saulaukis prieš ketvirtį amžiaus įsikūrė Šiauliuose ir sėkmingai gyvuoja iki šiol, į bendruomenę pritraukdami vis naujų narių. Šie aktyvūs žemaičiai kasmet leidžia kalendorių, turi savus pinigus ir pasus, kiekvienais metais mini tradicinės šventės bei džiaugiasi iškiliausiais bendrijos nariais. Taigi šioje laidoje apie visą tai papasako šios draugijos atstovai. Tačiau pradėkime nuo pradžių. 1989 metai, kuomet Šiauliuose gyvenantys žemaičiai nusprendė susiburti. Pati pradžia, galiu pasakyti, ano amžiaus 1965 metai. Mes kartu dirbom su Kazimieru Alminu. Tai buvo LAD tarprajoniai kultūros namai. Jis buvo tada kultūros namų meno vadovas, aš būrelio vadovas. Jis buvo, sako, Žemaitis. Savo tarmę išlaikęs, tokią aštrę, aiškiai, aš esu dūnininkas, jis yra daunininkas. Ir mes ilgai bendravom, taip ir mūsų, tai ir koncertai, ir važinėdavom visur. Paskui vieną metą kažkaip mes įsikalbėjom, kad mes esam tokie žemaičiai ir dabar kažkaip tai yra tokių žmonių įsibarščiusi, jie kažkaip lyg tai nedrąsiai kalba tą savo kalbą. Tai buvo 1989 metai, atrodo, ne? Abudu mes susėdom, sakau, aš nežinau, kuris dabar pradėjome, atrodo, kad sakau, Kazimierai, kodėl čia mes dabar kaip pasislėpę, davai, kuriam Žemaičių kultūros draugiją. Juk yra tiek žmonių, kurie norėtų kartu bendrauti, kartu būti, savo kalbą turim. Savo, jis ypatingai, sako, kai koncertuodavom, tai jis kalbėdavo žemaitiškai, pasakodavo tokius, žmonėms buvo labai įdomu, nes ta kalba, sako, savotiškai Šiauliam tai yra nauja iš vis. Tikrai, mes pasitarę būdu, pagalvokim, ką čia galim pasikviesti rimtam pokalbiui. Rimtam pokalbiui iš karto, kadangi jau maždaug mes mieste žinom kokią situaciją, pabrėža buvo irgi žemaitis, tas, kuris, daleiskim, tikrai kalbos ir jau žinojo, kaip saka, ne tik tai kalbininkas, bet jis yra jau į Skodą įkilęs ir čia, reiškia, dirbo jau, atrodo, tada universitete. Pabrėža ir Sireikienė Aldona. 4 pradžiai suėjom, aš dabar nebeatsimenu, kurioje vietoje čia buvo, kur buvo Sąjūdžio tokia būstinė, tokia prie turgos buvo anksčiau. Ir, reiškia, toks pokalbis. Kūrėm Žemaičių kultūros draugiją. Sudarom komandą, kuri atliktų ne šiaip, sako, kad tik tais kažkas tai pasipuikuoti, bet tai reitų ir reiškia ir kalba, ir leidyba, ir kultūra. Muzika, folkloras, viskas reiškia, kad įeitų į tą mūsų veiklą. Tai po to atgimimą, kai papūtinau į vėją, atsirado tokis ypatinga geras sąlygis ir kultūriniams judėjimams. Ir mes Šiaulių Žemaitę irgi galvojam, kad reikia susibėgti krūvą į vieną kopetą ir bent jau daryti tus darbus, kad ir mums atrodo svarbi Žemaitų kultūra. Tai jau tas buvo prieš 25 metus. Maža grupelė, gal sakytų, signataro pradininkų. Ten buvo Almens, Kazimier, Žalneravičius, Mykolas, Sireikienė Aldona. Aš susibėgom į krūvelę ir nusprendėm, kad reikia sutverti Žemaitų kultūros draugiją. Ta draugija gavo tokį didelę, gražią, prasmingą pavadinimą – Saulaukis, reiškia Saulės laukas, nes ir susijęs su Šiaulės tas Saulės žodis. Ir tas žodis ir toks pagal žemaitišką darybą žemaitišk, ne žemaitis sudirtinių žodis trumpen, sak ne koks nors žvakigalis, o žvagalis, ir ne Saulės laukas, o Saulaukis. Tai buvo pavadintas Saulaukis ir nuo to pradėjome savo judėjimą. Labai svarbu pabrėžti, čia Lietuvoje, galbūt toj postkomunistinėje erdvėje, labai yra truputį prisibijoma žemaičių dėl to, kad yra manoma, kad ar mūsų draugija, ar kitos su Žemaitijos vardu susijusios organizacijos kelia tam tikrus tikslus. Tai yra netgi tie pasai arba pinigai, kuriuos kažkada žemaičiai pasidarė sovietmečių. Praktiškai tai irgi yra kaip ir tokio noro išsiskirti iš Lietuvos, o galbūt netgi dar. Ne, mūsų draugija yra visiškai, mes
stipriai akcentuojam, kad mes esam kultūros draugija. Mūsų tikslas yra papročiai, tradicijos, kalbos, kaip sakant, palaikymas, jos gaivinimas, kad mes nepamirštumėm tos žemaičių tarmės ar kalbos. Tai ir būtent į tai yra mūsų veikla ir nukreipta. Per ketvirtį amžiaus Saulaukis tapo ne tik mylima draugija Šiauliuose, tačiau šį vardą sužinojo visa Žemaitija, o tolimesnių regionų gyventojai turėjo progų su žemaičiai susipažinti iš arčiau. Saulaukis ypatingo dėmesio sulaukė gana netikėtai, kai specialiai vienai mugiai surengtai Šiauliuose išleido lietuvišką valiutą – litus. Didžiulė šventė, kiek ten suvažiavo iš visų tų rajonų, kiek šiauliečių buvo ten tiesiog, pas mumyra, sako, ir nuotraukas minios ėjo, kaip, pinigai, litai, čia stebuklas kažkoks. Autorius, čia mes, mūsų parašai yra visų, yra, žinau, Puratoj mano, žinau, parašas irgi yra, ir Puranas buvo tas, reiškia, kuris tą visą idėją mūsų pagavo iš karto, gerai, darom, padarykim. Nors jis ne žemaitis, bet jis prisidėjo prie mūsų tos veiklos. Ir tas buvo pinigų, tas pristatymas buvo tikrai, jis ir žaismingas, ir rimtas, ir kartu, sako, mes patys padarėm tokį renginį, iš kur tie žemaičiai, kas čia tie žemaičiai, Šiauliuose atsirado žemaičiai, žemaičiai tokius renginius daryti. Tai tikrai po viso šito mes pasidarėm kaip etninės kultūros Šiaulių mieste veikėjai, vykdytojai. Vėlgi čia yra Kazimiero Almino sugalvota, dizainerio Viliaus Purono padaryti pinigai. Jie turi ir numerį, jie vieną dieną cirkuliavo rinkoje. Tai reiškia mugiai, prie mugės mugė vyko Manieže, lengvos atletikos Maniežas, tuo metu tai buvo didžiausia tokia salė, erdvė čia Šiauliuose, reiškia prie mugės buvo keitykla, gyventojai atėję į mugę, pasikeisdavo rublius į litus ir ten prekiaudavo. Apie 2000 rublių negrįžo, tai reiškia žmonės įsinešė suvenyrais. Ta dalis. Tai iš tikrųjų čia yra 1, 10, 5 ir 10 ant visų tų litų yra pavaizduoti žemaičių kunigaikščiai. Tarkim, ant 10 litų yra Gedimins pavaizduotas. Tai čia viena iš tokių tradicijų, kuri, tikrai reiškia, vėlgi, čia nėra koks nors atributas nepriklausomybė, bet tiesiog manau, kad istoriškai Lietuvos kartu su Sąjūdžiu, su Lietuvos atgimimu, tai tikrai buvo reikšmingas momentas. Pinigų leidyba yra valstybėse labai griežtai kontroliuojama, negali būti kitokių pinigų. Ir dabar, kas juos nori daryti, tai dažniausiai Lietuvos bankas uždraudžia tą daryti. Bet tada čia didelioje Sovietų Sąjungoje niekas nesugebėjo to sukontroliuoti. Ir tie litai iš tikrųjų cirkuliavo vieną dieną. Tai nėra vien tik tai nupieštas paveiksliukas ir tiek. Kokiu kursu keitė? Tuo metu keitė 1 prie 1, tai yra rublius keitė rublis tuo metu cirkuliavo Lietuvoje ir tą rublį keitė į 1 litą. Buvo dar ir 10 ir 50 centų, kad tikrai buvo tos kupiūros padarytos tokios, kad tikrai toj mugėje jos galėtų realiai funkcionuoti. Tai buvo ir centai, kapeikos tada centais, o rubliai litais. Išgarsėję lietuviškai žemaitiškais pinigais, draugija Saulaukis sumanė dar vieną būdą, kaip pabrėžti savo žemaitišką kilmę. Ir vietoj paprastų draugijos nario pažymėjimų išleido žemaitiškus pasus, kurie taip prigijo, kad dar ir dabar kai kur leidžiami. Pasai irgi, kaip aš jau čia minėjau, kad mumis laiko kažkok kartais separatistais, bet nieko čia panašaus nėra. Tiesiog draugijos vienas iš įkūrėjų, Kazimieras Alminas, kuris vienas iš įkūrėjų ir turbūt pats pagrindinis, kada jie sukūrė draugiją, jie pradėjo galvoti, koks galėtų būti tos draugijos pažymėjimas. Kadangi žemaičiai, mes vis tiek save laikom tokiais išskirtiniais ir norim būti išskirtiniais iš kitų Lietuvos regionų, tai ir jie galvojo, kad reikia ir tą dokumentą, ne kažkokią paprastą lapelį, kur bus parašyta Žemaičių kultūros draugija. Ir buvo sugalvota, kad galėtų tai būti Žemaičių pasas. Tai iš esmės šitas pasas yra Žemaičių kultūros draugijos nario pažymėjimas. Jis buvo padarytas Šiauliuose, dabar šitą pasą išdavinėja Žemaičių kultūros draugija Telšiuose, kuri yra vadinama kaip skėtinė organizacija. Ir jau daug kas pamiršo, kad jis buvo sugalvotas ir padarytas Šiauliuose. Kazimieras Alminas jį sugalvojo, o dizaineris Vilius Puronas padarė patį pasą. Čia yra, kaip ir visuose pasos, vieta nuotraukai, čia gal mano yra pasas, jau skirtingos laidos, yra parašyta kokios svarbios žymės. Pavyzdžiui, mano parašyta, kad akis rodas,
plauką tamsi, aukštoms 1 metras 80 cm. Na ir kita informacija apie mane, kas vieta ir vizom ir panašiai. Tai čia vienas iš mūsų tokių atributų draugijos. Mes esam pradininką žemaitišką pasą. Šiaulius mes parodėm, ką prie to padaryti, išleidom. Buvo kaip ir narys toks įteisinėms, toks gražus, kaip ir pažaidėms, bet ir lyg ir toks malonus, kad aš turiu žemaitišką pasą. O dabar viso žemaitijo ir normali žemaitišką pasą, kad liūdė, kad tai žemaitis ir ten tėvės užrašą ir tokie savotiški užrašai. Piliečių yra Žemaitijoje? Dabar mes nesam suskaičiavę, bet ir daug, tik mes sakom, kad tas tautiškoms, pilietiškoms drausė galėtų būti rašyti civilis dokumentas žmogaus. Mes esam Lietuvos pilietė, be jokios abejonės, bet tautybė, kad, sakykime, Lietuvos pilietis, kaip ir pasi, normaliai mes ne kokie separistai, čia niekur atsiskirti niekur nenorėjom, pilietybė Lietuvos, lietuvis, bet tautybė, žemaitis, kas čia blogai yra, kad parodytom iš kur aš esu kėlis, koks mano šaknis yra. Tas ir teisint daug kur. Ir Europos, ir pasaulio valstybės. Ir tas dabar, žinot, jau bus galim padaryti ir pas mumis. Nes Seimas ir priims nutarėm leidą įrašyti savo tautiškom tautybę, jeigu tau toks poreikis yra. O jeigu jau turi pinigus, tai turi ir kitus svarbius žemaitiškumo simbolius. Pavyzdžiui, vėliavą, kurią tikri žemaičiai kelia jiems svarbių švenčių proga. Žemaičių vėliavos dienos yra laikomos dvi. Tai privaloma, kada žemaitis turi ant savo namų išsikelti vėliavą. Tai yra pirma data, tai yra Durpės mūšio data. Durpės vyko Liepos 13 berods, neklystu, jeigu nesumaiščiau su Žalgirio mūšiu, ten 2 dienų skirtumas. Durpės mūšis žemaičiai laiko, jiems tai yra pats svarbiausias mūšis, aišku, bet žemaičiai mano, kad ir Lietuvai tai yra pats svarbiausias mūšis. Jeigu ne Durpės mūšis ir žemaičiai nebūtų sumušę kryžiuočių, tai yra 1290-ieji, tai nebūtų buvę ir Žalgirio mūšio. Nes tai buvo esminis lūžis, kada po to jau būtų susijungę Livonijos ordinas iš vakarų ir iš Latvijos pusės būtų susijungę ir ko gero apie šitą kraštą, kuris dabar vadinasi Lietuva, kažin ar mes kalbėtumėm. Dėl to žemaičiai laiko labai svarbia šitą datą. Ir kita data yra parinkta, čia gal motyvų nepasakysiu, tai yra antroji Velykų diena. Antrą Velykų dieną privalu žemaičiam iškelti vėliavą, ir savo namų, tai prie savo namų. Tai mes draugija savo vėliavą turi ir savo švenčių metu mes ją keliam, aš kaip sakiau, aš prie savo namų per Lietuvos šventės keliu Lietuvos vėliavą, o per žemaičių šventės keliu žemaičių vėliavą. Žemaičių draugija Saulaukis jau 25 metus tęsia tradiciją kasmet išleisti išskirtinį mūsų šalyje unikalų žemaitišką kalendorių, parašytą žemaitiška kalba ir raštmenimis, kuriame sužymėtos ne tik kiekvienam lietuviui atmintinos dienos ar šventės, bet ir datos išskirtinai svarbios būtent žemaičiams. Svarbiausias darbas ir kad mes nuo pat pirmų dienų pradėjom leisti žemaitišką kalendorių. Ir to kalendorių leidam kiekvienas metas. Su žemaitiškas užrašas, su žemaitiškom datom. Ir tas, aš jau sakyčiau, ir unikalus dalykas viso Lietuvo, kad ant to kiekvienas metas tęstinom. Aišku, kaip ir kiekvienam kalendoriui mes ten surašom pagrindinės šventės valstybės, pradedant nuo valstybės švenčių. Aišku, ten yra žemaičiams labai svarbių, visos svarbios žemaičiams arba iškiliems žemaičių žmonėms datos. Ten yra pažymimos. Na ir pats formatas, pats turinys, turim irgi tokia tradicija gavosi labai įdomi. 10 kalendorių mums leido žymus Šiaulių dizaineris Vaidotas Janulis, paskui 10 kalendorių darė žemaitė Gražina Šimoliūnienė ir dabar jau 5 kalendorius yra padariusi Jurgina Jankauskienė, dizainerė. Tai tie kalendoriai, jeigu juos pažiūrėti, jie ir skiriasi. Jie yra kitokie ir kalendoriuose būtent mes irgi stengiamės, buvo serijos, pavyzdžiui, Žemaitijos piliakalniai, dabar mes daugiau stengiamės akcentuoti įvykius. Tarkim, šiemet mūsų draugijai 25, mūsų draugijos pavadinimas Saulaukis yra kilęs nuo Saulės mūšio vietos Saulės lauko, o Saulės mūšio pati tokia pažymėjimas tai yra
buvusio Saulės kino teatro, dabar koncertų salės vitražai. Tai mūsų kalendorius šiais metais yra papuoštas tais vitražais. Draugijoje per 100 aktyvių žemaičių, tačiau nemažai ir tokių, kurie ypatingai daug dėmesio ir jėgų skiria savo krašto paveldo išsaugojimui. Vienas iš jų draugijos pradininkas Juozas pabrėža, neseniai buvo apdovanotas Žemaičių šlovės žvaigžde. Tai apdovanojimas skiriamas už itin reikšmingus darbus bei nuopelnus Žemaitijos kraštui. Prieš kelerius metus įsteigta žvaigždė skiriama tuo met, kai iniciatyvą teikti tokį apdovanojimą parodo kuri nors savivaldybė. Mano gimtėnė, Skauts, pasiūlė to žvaigždę apdovanoti mane. Ir už nuopelnus ir žemaitų kultūrą, ir Skaudą kraštą, švietimo ir kultūrą. Ir ypatinga žemaitų kalba, kur, sakė, man ir svarbiausias darbas - priveizėti, kad ta kalba būtų tokia, kad tavo kalba būtų galim populiarinti, rašyti ir kad ant ko plačiau skleistamis. Tai va, už tus darbus visai neseniai buvo apdovanoti tokį garbingą Žemaitų šlovės žvaigždė. Aš gal pasakytų visokių raštų apdovanojimų turiu, bet vis tiek man kaip žemaitė, tas yra toks apdovanojimas arčiausias dūšis, uns man brangiausias, uns man šelda. Ne dėl to, kad čia yra kažkoks, kad gali pasipauštinu, bet tai yra vertinams už to, kas man yra ypatinga svarbia. Man ypatinga svarbia yra mano šaknis, iš kur aš esu kėlis iš Skaudo, iš Žemaitijos. Ir aš mėsliu, jeigu mes kiekvienas tų šaknų kažkiek laikysimos, į Lietuvą bus geriau. Žolės agojasi, vištrinėlis, lonkamonėjams bernelis, lonkamonėjams bernelis. Būtų gražus vakarelis, kada ateitų jams bernelis, kada ateitų jams bernelis. Žiauru, jau ateina, man žodelio neparmaina, man žodelio. Kad ir kokie ramūs ar rimti atrodytų žemaičiai, vis dėlto jie mėgsta ir moka iš širdies pasilinksminti. Su žemaitiškom dainom ir šokiais draugijos ansamblis Auda ne vieną dešimtmetį džiugina ne tik savo bendruomenės narius. Neišdildomą įspūdį šie žemaičiai palieka nuvykę ir į kurį kitą Lietuvos kampelį ar užsienį. Prasidėjo ta veikla tokia. Pirmiausia, aišku, tokia liktai teorinė, bet kadangi aš turėjau ansamblį Auda, kuris buvo įsikūręs 86 metais. Ir mes buvom jau žemaičiai ten susibūrę. Žemaičių, reiškia, žmonės iš Žemaitijos kraštų, tai iš Kelmės, tai iš Užvenčio, tai dar kur šiauliečiai tie. Tai buvo, sakyčiau, pats centras, kur Audos ansamblis buvo centras, apie kurį gali sakyti viskas vyko. Nes, reiškia, mes buvom vykdytojai. Ansamblis pirmiausia 1986 metais įsikūrė buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas buvo. Tai mūsų pradžia ir apsižvalgę mes suėję iš kombinatų, maždaug kur žmonės surinkom, kurie jau gali dainuoti, suėjom ir galvojom, ką mes dainuosim ir kas mes būsim. Ir apsižvalgėm, kad visi daugiausiai žemaičiai. Ko be paklausi, tai tas iš Kelmės, tai tas iš Telšių, o da kitas gimimo ir iš vis iš pačios gilios Žemaitijos nuo Telšių. Tai sakom, būkim žemaičiais. Ir dainavom, šokom su visu ansambliu žemaitiškas dainas, šokius, muziką. Čia instrumentai irgi žemaitiški, vadovas mūsų gerai groja visais instrumentais, ir bandonija, armonika, šokiai, ir mes visas ansamblis susikūręs, kaip čia atstovavom žemaičių draugiją, nes pagrindė buvom per vadovą, per jau visos programos, visi renginiai, ir tuos 25 metus tuos renginius ėjo su mūsų ansambliu. Čia sunku ir papasakoti, kiek per 25 metus, kiek išmokta žemaitiškų dainų, kiek išmokta ir žemaitiškų šokių, kiek dalyvauta festivaliuose, kiek dalyvauta užsienį, tarptautiniuose. Oi, čia mes su žemaičiais, sakykime, kartu ir etnokultūros draugija, tai buvo tokie glaudūs ryšiai, kad mes darydamom savo mieste tarptautinius folkloro festivalius.
yra tokie, buvo jau saulelė leidos. Iš pradžių dar buvo festivalis Atein vakarelis, jau žemaitiškas pavadinimas ir dalyvavo miesto kolektyvai, o paskui mes išsiplėtėm, jau žiūrim, kad mums neblogai sekasi, tai darėm iš pradžių apskrities, kelis metus, 4 apskrities pradėjom daryti, o paskui žiūrim irgi, kad neblogai gerai ir pradėjom tarptautinis. Tai. Yra savotiškumas, tas daleiskim tiek folklore, kalba yra kalba, muzika irgi labai skiriasi. Pavyzdžiui, kad ir dainavime žemaičių kalba, reiškia, tai jau galim įsivaizduoti, moteris dainuoja žemais balsais. Tikrai yra ta tiesa. Žiūrėkit, aukštaičiai, užtraukia tokias aukštais balsais, žemaičiai negali to. Nežinau, čia yra gamtos tokia sutverta, tam ir vadinasi tie žmonės. Pats tas folkloras jau yra atskiras regionas, jis savitas yra. Jau žemaitį, pavyzdžiui, ne tik apranga, bet ir iš kalbos suprasi, ir iš jo manieras, kai jis lėtas, jis iš lėto viską daro, jis nėra, žiūrėkit, dzūkelis, koks nors aukštaičiai, jie tokie visur judus. O čia viskas eina apgalvoti, pagalvosiu, pamastysiu, va toks visą laiką, tai pačioj veikloje irgi. Bet jeigu jūs jau daro, tai jau padaro. Apgalvojęs, dabar jūs sakėt, kaip suprasdavo tą, reiškia, kaip supranta tą žemaičių kalbą, ar ten užsienį. Aš kaip pavyzdį galiu pasakyti, mes nuvažiavom, pavyzdžiui, į Italiją, su Audos, su žemaičių folkloro, nepilna grupė dar, tarp kitko nesiruošėm konkursui ir nutarėm stoti į konkursą. Mes, reiškia, su Laugaliais važiavom, ten jiem kaip padėti pagroti. Konkurse dalyvavo pasaulio muzika, iš viso pasaulio, reiškia, suvažiavę iš įvairių žemynų, iš Amerikos, iš Afrikos, mes laimėjom Grand Prix. Tai parvažiavom, tai buvo, mes patys buvom apšalę ir kodėl mes laimėjom tą Grand Prix. Mes ten daugiausiai profesionalas kolektyviai, rūbai blizgantis, jie visi žinot, ar gruzinai, kai išeina šokti su visokiais. Ir mes buvom autentiški. Tokie išėjom, kaip sakant, natūralūs kaimo žmogeliai, sudainavom savo natūralią tokią dainą, kad užrėkėm tokią, kai kur tokią, nežinau, kaip ten dabar ta... Bliau, dalgelė, patužalė, ten... Aš tą aukštaitišką uždainavo tam konkurse. Tik komisija sužiūrė iš karto, kas čia ne taip, kažkas ne taip, ten visi yra tokie kai standartiniai, nes užsienis folkloro nebeturi jis savo tikro, jau viskas yra stilizuota, o mes nuvažiavom natūralus. Už tai taip ir supranta, tokius vadaleiskim supranta. Neprofesionalizmas svarbiausia, be abejo turi būti atlikta švariai, gražiai, natūraliai. Tai, o jau čia apie mūsų daleiskim, kad čia mes kur jau, ką jau darėm, tai aš sakau, būtų neįmanomai suskaičiuoti, kiek tų renginių buvo, kiek tų koncertų buvo. Ir visą laiką mes su ta savo žemaičių Audos, žemaičių Auda, su savo vėliava turėjom, tai tikrai mes žygiavom ištisai. Saulaukis kelis kartus per metus renkasi į tradicinės vakaronės ar pasibuvimus, tačiau vienas svarbiausių švenčių – užgavėnės. Linksma ir triukšminga žiemos išvarymo šventė prieš porą dešimtmečių buvo primiršta, tačiau Šiauliuose vėl apie ją priminė šie žemaičiai. Būtent ansamblis Auda, Mykolas Žalneravičius, jie Šiauliuose atgaivino užgavėnės. Ir sakykime, jeigu prisimint šių metų užgavėnės Šiauliuose, tai jos buvo švenčiamos pačiuose Šiauliuose, prie Malūno, taip pat Naisiuose, Kurtuvėnuose. Šita šventė dabar yra labai gyva ir visoje Lietuvoje. Mes jau Rumšiškės ir panašiai, bet labiausiai gyva ta tradicija yra Žemaitijos ir iš ten jinai yra atėjusi. Kartą atkūrėm 86 metais, kai tik susikūrė ansamblis, tai ir dar nelabai buvo ir galima, bet nieko mes nežiūrėjom, mes ir kaip sugebėjom, susiradę visas medžiagas, kaip turi eiti, kaip persirinkti tie žmonės į savo rūbai, savo įvairiais, tam kaukim, kas kur jo atradęs dar iš Smetonos laikų. Tai išėjom ne tik, bet ir ratus. Ir mieste, kai reikėjo bulvarų, važiavom tiesiai per bulvarą su ratais, su muzika, su tom aprangom. Tai tokį šurmulį padarydavom. Pati pirmoji užgavėnių šventė būtent buvo, reiškia, bulvaras, o paskui mes jau pradėjom per įmonės, į redakcijas, į savivaldybę, su visokiom peticijom, su visokiais persirižydai, čigom, tie visi, ką ten, bet jau tos mes savotiškai, kadangi daugiausiai
mes kaimo žmonės buvom, mes tas tradicijas žinojame jau iš tos vaikystės, kas tas užgavėnės. Natūraliai jos prigijo taip, kad kiekvienais metais būdavo tikrai dabar keista, kad, reiškia, čia prie Buratino tai laužus kūrendavo, pasiklaudavom didžiulį, reiškia, tas karadas, kad jau neišgadinti ten tų, susirinkdavo žmonės ir dabar, aišku, prie Malūno dar, gal ta tokia jau autentiška vieta gal yra, o šiaip tai, reiškia, mes tos užgavėnės kiekvienais metais mūsų buvo pagrindinė ta tokia, viena iš stambesnių švenčių. O kokiosgi užgavėnės be baisių, visokias nežemiškas būtybės vaizduojančių kaukių, kurias pagamino tikro žemaičio rankos. Vienas toks Saulius Tamulis, medinės kaukės, žemaitiškas ličynas drožė jau porą dešimtmečių. Per metus jo rankose gimsta maždaug 30 naujų kūrinių. O čia tai man sakau, man kaukės tai nežinau, man čia yra kraujas verda šioj srity. Gaunu retą sykį vieną kitą. Gauni kaladžių liepos medžio, alksnio, juodalksnio galima drožti, o minkštesnį. Iš kietmedžio nedroši, jau kaltų tik tai gadiniams. Tai va. Taip ir dirbam, žodžiu. Geros širdies kaukių autorius Saulius Tamulis savo darbus mielai dovanoja įvairiems muziejams. Bet kad kūriniai nepabirtų po atskirus kraštus, Saulaukio draugija tautodailininkui padėjo išleisti knygą, kurioje sugulė jo darbų istorijos. Užaugęs Audos ansamblyje ir būtent būdamas Audos ansamblyje pradėjo drožti kaukės. Audai reikėjo šitom šventėm užgavėnėm pasipuošti ir reikėjo tų kaukių. Visam ansambliui jų reikėjo matyti daug ir jis pradėjo jas drožti, būdamas jau ansamblį. Ir dabar ir praktiškai jo pagrindinis dabar amatas yra užgavėnių kaukės. Ir tų kaukių yra išdrožęs labai daug. Ir čia bus kolekcijos jo kaukių, jos yra tikrai labai, kaip mes žemaičiai sakom, baisia gražios. O taip šovė mintis, ruošiamės užgavėnėm, jau parėję po tų užgavėnių. Sakau, Sauliau, žinai, tavo tokios kaukės, tos, kurios nepakartojamos yra, ir tu tokias rankas turi, reikia, ką tu paliksi tas kaukės, tai dovanoji muziejam, tai tau nieko nebelieka, tai tu nors, sakau, parašyk knygą, pasidaryk, albumą susidėjęs, ten ne visiems parodysi, o knygoje tavo jau bus matyti, ką tu darai, kaip tu esi, o sakau, ir paliko tą mintis. Paskui po kiek pusę metų mes į pavasarį einam per parką, sutinka viskas, Sauliau, kaip dabar su ta knyga? Darysi ar nedarysi, ar rašysi ar ne. Jis, vyrukas, tokių dalykų nežino, kaip daryti ir nuo ko pradėti. Sakau, tu žinai, Sauliau, ateik pas mane sekmadienį namus. Ir jį pasikviečiau. Tokia mintis ir buvo. Ir jis žmogus tikrai labai nuoširdus vyrukas, labai darbštus ir labai jis įdomus yra. Ir tuos tekstus aš jam ir parašiau, padėjau. Sakau, man jau, Sauliau, tu per daug susidėjai su tais demonais. Iš ką nors padaryk gražesnė, velniai do velniai, sakau, tau jie vis viena yra, tikrai turi tokius gabumus, bet man šventė, nuo užgavėnių iki užgavėnių, man visas gyvenimas. Ir gyvena taip šie žemaičiai Šiauliuose, savo žemę mylėdami, tradicijas vaikams perduodami, dainas savo krašto dainuodami.